Va, matai koks jis čia. Nu va, uždėjau šitą. tą laidyną. Tas mane viskas padaryta, dar pritaikiau dangtelį, bet tas dangtelis netinka, nes ne... Jau kokias 2 valandas nusuosiu jį netris. Nu va, įdėjau variklį. Ir ta kajola. Susidūriau su problema. O kaip be problemų? Eina kaip dutė. Labą dieną visiems. Kita diena. Ir aš prie to variklio. Aišku, aš nuo pačio ryto, bet aš nieką nefilmavau. Sakau, reikia atsukti tą. Atsukau. Ir vieną, ir kitą. Pradžiai bandžiau virinti, svarkę atsinešiau. Pradžiai bandžiau virinti, bet prisigaudžiau į akis visokio šūdo. Paskui aš juos pjoviau, kišau raktai, lūžo, čia belekas. Bet ką pas su šito paėmiau taip tuk, kaliau aplinkui ir taip tuk, kaliau aplinkui ir bamt ir atsukau. Bet aišku, dar nuimt neįtų. Va, matai koks jis čia. Tepalo yra. O dėl ko jis taip stipriai prisuktas. Vau, da taigi čia nebuvau daėjęs. Nu va. Tai pasiėmiau svarkę. Tai virinsiu čia. Virinsiu šitą. Ant šito. Bet pilnas akės žiežirbus prisigaudžiau, tai man dabar viskas mirga akise. Ne šalmas, tai rankinis, o su vieną ranką reikia laikyti, tai ne kažką. Gerai. Padarysiu kažką tai ir nufilmuosiu. Nu va, uždėjau šitą. Tą laidyną. Kas man nepatiko, kad komplekte nėra varžtų. Tai susiradau čia dabar tokius. Nežinau, tiks, netiks. Nu, bet tiks. Prisukau. Tinka. Jeigu pirksit kada nors, tai įsitikinkit, kad būtų varžtai, nes tie patys tai nieko gero. Jos totaliai sugadini. Tai va tiek. Nu ką, dabar dėsiu magnetą nusivalęs. Dėsiu magnetą ir bus čia pabaigta. Galėsiu kojelę kombinuoti. Nu va, laidai, viskas gatavo. Viskas padaryta, dar pritaikiau dangtelį, bet tas dangtelis netinka, nes neuždedu pavarų kojelės. Maišas. Nebent išpjaučiau čia kažką, tai tiek tas dangtelis nereikalingas. Vis tiek netinkasi. Nes šitas dangtelis nuo kito variklio, kur automatas, man atrodo. Nu, kažką žiūrėsiu, ieškosiu, gal rasiu. Nes be dangtelio važinėtis, tai vandens pritrauks ten ir bus pipiets. Užges, turbūt. Bet važinėjau su tantu, bet dangtelio nieko neatsitiko. Tai gal į ten nieko neatsitiks. Nu, faktas, kad galiu be dangtelio važinėtis, neskirtum. Nu ką. Eisiu prie šito žvėries, virinsiu. Variklis kaip ir gatvas, nu, tą kojelį reikia sugalvoti kažkokį padaryti. Apvirinti tą kažką, tai, nes kojelių jokių neturiu. Visiškai jokių kojelių neturiu. Ir nebuvo čia kojelių. Nepaieškau galvas. Ir kažkokį kojelę padaryti jam. Privirinti ir viskas. Nieko daug negalvosiu. Privirinti, bet ką tai tu kurti. Ir viskas. Gerai.
Tas kojelės neturi, niek ši kojelės neturi. Nu, vienu žodžiu, sugalvosiu ką nors. Kai sugalvosiu, prisijungsiu. Jau kokias 2 valandas knisuosiu, jei ne 3. Prisikabinau viską. Tik prisikabinau, tai panašiai va šitai bus. Čia bakas, čia sėdynė. Kas yra bėda, kad tas variklis per ilgas. Ir man jį neina daugiau į vidų įkišti. Čia labai jau mažas tarpas. Jeigu aš kur nors, bet prisipūsiu, čia oro, kad biškai kietesnė būtų. Ne tokia minkšta, kaip dabar yra. Ir viskas, o šiaip aš jau daugiau kelti negaliu, nes man tada lenciūgas netiks. Bus per aukštai čia ta vieta. Tai va taip va. O šiaip va, viskas gerai. Kaip tas lenciūgas gerai tinka, aš nesuprantu. Bakas sėdynė užsidės, viskas susisuks. Čia va, kaip tai karburatorius telpa, viskas yra apskaičiuota. Ir dar turiu apsaugą. Tai čia suksis dar apsauga. Riklio. Ale apsauga. Skardos gabaliukas. Nu jau beveik. Dabar ką, apvirinsiu viską, nes čia tik ant 2 taškų užkabinau ir vešiu svarkę. Nu ir parodysiu, kaip apvirinau. Dabar einu virinti. Gerai čia bus. To 8 kubų, ten 8-5 kubai čia buvo parašyta, kad turėjo varikliuką, bet jau labai mažiukas tas varikliuks buvo. Jeigu šitas kinietis vos telpa. Nu, kinietis, todėl jau vos telpa. Nu va, priverinau. Aš jį priverinau šitaip čia iš viršaus, šitaip aplinkui įdėjau tokį metalą, kad rimtai laikytų. Čia vada suvirinau, jau čia skaityk priekis ir dar čia suvirinau. Laikys 100 metų, tikrai čia tai tokios galės nebus, kad lūžtų. O jei sulūž, vėl suvirinsiu. Nu ką, dabar turiu taušti. Aišku, reikia padažyti viskas čia, bet tai čia vėliau. Galvoju, pirmą surinksiu, pažiūrėsiu, kaip važiuoja, tada vėl išardysiu ir nudažysiu. Nes jeigu nevažiuos, ten kris lenciūgas, gal kreivai aš jį čia privirinu. Nu, visokių niuansų gali būti. Tai dabar einu dažyti, šlifuoti, dažyti, tai čia nesąmonė. O ką aš? O aš ką, einu vešiu svarkę atgal ir einu namučio montuoti jums video. Jau tada pamatysit visą kitą per kitą seriją. Kaip uždedu variklį, įdedu, kaip bakus sudedu, viską ir gal net užkuriu. Oi, ne, dar svarkės negaliu vežti. Kojelę reikia padaryti. Oh my god. Pizdu tą kojelę padarysiu, kai sudėsiu viską. Jo, padarysiu kojelę, kai sudėsiu viską, kad matyt, kur jinai stovi, visą kitą. Ir atsivešiu aš iš naujo tą svarkę. O dabar ją reikia vežti atgal. Vežti atgal, kad žmonės turėtų su ko virinti jį reikės. Gerai tada. Iki kitų kartų. Kitoj serijoje susimatysim. Labą dieną, naują dieną. Šiandieną surinksim motociklą. Jau ataušo, viskas čia gerai. Dėsiu variklį, dėsiu baką, valysiu baką, dėsiu sėdynę, sudėsiu visas plasmasės, filtrus, viską kas įmanoma. Ir užkursim, jeigu įmanoma. Užkurti tai ir užkursim. O jeigu ne, tai neįmanoma reiškia. Tai pasistengsiu šiandien jau viską surinkti. Nu ir jūs matysit.
kaip aš čia viską surinku. Nefilmuosiu, aišku, visko, kaip visą laiką, nes jums jau čia neįdomu, kaip renku. Jums įdomus tik tai rezultatas. Taip, prisijungsiu, kai kažką padarysiu. Nu va, įdėjau variklį. Tvirta kai ola. Nu va, koks bus. Nu ką, dabar bandysiu sudėti visą kitą. Va, bėda. Čia kojelė bus, čia stabdžiai. Tai galvoju, arba šią palenksiu į tą pusę. Jo, arba prailginsiu. Čia kažkur tai. Prisuksiu, nupjausiu, privirinsiu, dar kažką padarysiu čia. Nes, nu kaip čia stabdyčiau, kojelė bus. Net nepasieksiu stabdžiaus. Tai va viena problema. Ir viskas. Daugiau nieko čia. Dabar dėsim, pažiūrėsim sankabą. Da gazas va yra. Viskas čia yra ir sužiūrėsim. Susimatysim per... Jau kai bus čia sankaba, viskas, čia jau bus daug kas padaryta. Susidūriau su problema. O kaip be problemų? Naujas karburatorius. Kas mane patinko? Nusipirki naują karburatorių, varžtų neprideda prie jų. Veržlės yra, bet varžtukai išimti kažkodėl. Oh my god, tie sukčiai negaliu. Pardavė man rankinėlę su gazu. O, viskas čia gerai, viskas man atrodo ok. Per trumpas, kur? Per trumpas. Tu įsivaizduoji? Per trumpas. Tarkim šitas. Norėčiau pareguliuoti, tada kažką neišeina. Čia tik tai... nesuprantu. Tas kinietis toks šūdas, belekas, prištampavo, pardavė, svarbu, kad pirkt. Aišku, mano reikalas buvo pirkt. Nu ką aš galiu dabar padaryti? Dėti kitą troselį, nu ką aš turiu padaryti? Imti kitą naują troselį arba šarvą kirpti. Viens iš dviejų. Okei. Kai ką nors padarysiu, prisijungsiu. Įsipakavau naują laidyną. Nu, viskas nauja. Viskas nauja. O. Laidai, krūva laidų. Bet įsipakavau. Varžtukų nėra vėl. Oi, blet. Nieko vėl nėra. Vėl viską reikia ieškoti. Vėl kūšas. Kaip tą kūšą čia reikės man sukombinuoti. Čia laidas ir įdėtas, bet ir laidas įdėtas, bet jis yra atjungtas. Kam jis atjungtas? Man atrodo, turėsiu šią problemą. O ką padariau? Uždėjau karbą, tą patrumpinau šarvą, nenuėmęs troselio. Tai žinokite, nieko gero. Bet vis tiek turėsiu perdaryti, nes, toks didelis čia. Įsikabinsiu už kokių šakų. Tai reikės patrumpinti man jį. Šiaip gazas atrodo viskas gerai. Tai dabar sujungiu laidyną. Žiūriu, kur tą jungiu. Vakar reikia užsidėti, kad man čia nemaišytum, bet man atrodo jau maišys. Nes tas turėtų čia būti. Turėtų būti čia. Čia baką uždėsiu pizę. Trukdys. Turėsiu su kažkur kitur. Nu gerai. Bandau sujungti laidyną. Kai sujungsiu, prisijungsiu. Nu va, laidyną sujungiau. Kibirkštį turbudos. Kibirkštį tikrinu šitai.
O, šį yra. Gerai. Kibirkštį duodam. Nu ką reikia dabar viską susukti į izoliolkę, čia viską užsukti, lanciugą uždėti, paurutą uždėti. Reikia sukėtinti tą. Nu ir ką, bandyti kurt. Ai, kojelę padaryti dar reikia, kojelę dar padarysiu. Važiuosiu svarkę pasimti, privirinsiu kokią nors kojelę. Ir bus viskas su šituo daiktu, man atrodo. Pabandysim, pažiūrėsim. Ir prisijungsiu, kai ką nors uždėsiu. Be problemų neįmanoma. Sakau, pasikėtinsiu tą mortiką. Nes atsisėdu, ratas liečiasi blieko. Sakau, čia va, sukasi viskas, čia pasikėtinsiu. O pasirodo, kai jau yra visas padarytas kiek įmanoma. Kietumo. Tai kancovkiai tas amortikas man netinka. Nes jeigu aš su juo važiuosiu, trinsi šikna į blieką, į šitą. Nes aš kai atsisėdu, ratas prie čia atsiduria. Nežinau, kaip jį reikia pakietinti. Arba reikia kitą amortiką dėti. Didesnę amortiko neįdėsiu. Nes čia tokie visokie šūdai, jau pasižiūrėjau. Paskui ką dar galėčiau padaryti? Nu nieko. Nieko negalėčiau padaryti. Palauk. Gerai, jeigu šitaip. Nieko neina padaryti, jeigu. Oi. Net nežinau, ką dabar daryti. Amortiks netinka. Gal reikia, bet iš Hondos bus per didelis. Nežinau. Jau tiek netoli esu. Jau visą dieną šiandien. Visą dieną. Jau tiek netoli esu ir vis tiek va problema kažkokia. Priekinė tai prisipūsiu čia va. Orinė, tai tą suprantu, truputį ir kieta. O čia. O ką čia? O čia sako vyrukė, viskas. Šiandien tikrai neužkursi. Neįmanoma. Dar virint reikia. Reikia kojelę privirinti. Nežinau, reikia spręsti tą kietumo klausimą, tada pradėti kažką daryti. Nes aš su juo nepavažiuosiu, man trinsis padangą į šikną. Nu jo. Nu reikia žiūrėti kažką tai galvoti. Nu ką, chebrikė, pakėtinau aš savo amortiką. Nepatikėsit kaip. Bet sugalvojau. Bam. Įdėjau raudoną spiroklę į vidurį. Viskas veikia, pakėtinta. Dabar nenusileidžia iki pačios. Nu, bet čia pakol kas tik tai. O kiek vargau, jūs net neįsivaizduojat. Palada. Ai, atsuks. Kiek aš vargau. O dieve. O varg. Kol aš jį čia įkišau su šniūrai, su viskom spaudžiu. 2 valandas kokias, 2 valandas su šito variau. Šito amortiku.
Aišku, paprašiau buvau gal kokį kitą kietesnį nusipirkti, dėti ir viskas, bet aš noriu čia ir dabar. Turėjau dar raudoną spyruoklę. Žiūriu, telpa jinai ten. O ko, negalvoju, reikia pabandyti. Tai su šniūrai surišau. Su šniūrai surišau. Ir va, prašau. Padariau. Niekam nėra lengva, bet šiandien viskas. Šiandien užtenka man. Rašau, baigiau. Rytoj damušinėsim. Nes šiandien jau viskas per daug. Rytoj kojelę pasidarysiu. Ir turėjau mintise kaip pasidaryti. Kojelę pasidarysiu ir viskas tada kursim. Ką, kolega? Labą dieną visiems. Kita diena. Kaip jau ir matėt vakar, įdėjau amortiką. Aišku, to amortiko net nesimatys. Spyruoklį įdėjau ne amortiką. Tos spyruoklės net nesimatys, nes dėsis tokios plasmasės. Yra, nėra, yra, nėra. Svarbiausia, kad jis veikia. Nu, mano darbo vieta, Katins va tie. Mano darbo vieta va tokia. Viskas apkrauta, viskas murtina, visko yra po ranka, nes koja lūžusi. Nu ką, šiandien planas yra toksai. Damušti ir užkurti. Jau viskas noriu damušti ir užkurti. Tai gal reikės biškį trumpinti lenciūgą, nes jis jau čia bus per ilgas, nes čia tik tiek tai įsitepau, gal ne. Reikės pabandyti įtempti. Paskui kas dar? Kojelę padaryti. Kojelę turiu planų. Kas dar? Baką uždėti, šlangutes, žarnelius sujungti ir gazų troselį pasitrumpinti, normaliai pasidaryti, kai jisai būtų. Aš ten kažkur turėjau trumpą troselį. Man atrodo, paeis su to trumpu troseliu, šitą paliksiu. Gal kam nors prireiks. Ai, dar blėkų uždėti, blėkos originalios neuždėsiu, nes jinai eina iki čia kažkur tai. Tai originalios neuždėsiu blėkos. Ai, tai dar uždėsiu variklio apsaugą. Tu matot, kokią turiu. Uždėsiu dar tokią slidę. Nu va, uždėjau baką. Nejuda, sėdynę aišku dar reikia prisukti. Jau bakiuką, ten kojelį prikonstravau, dar tik tai privirinti reikia. Ir dar čia reikia sujungimų uždėti. Lenciūgo netrumpinu, pasižiūrėsim kaip važiuos. Nes vis tiek per gilesnę duobę, kai lėksiu, jis labai į apačią nueis, gali įsitempti lenciūgas. Nu čia dar tik tai pabandymo reikalai. Su dangteliu nežinau, nedėsiu dabar po kol kas, nes jei nukris lenciūgas, bus ne kažką uždėti. Nu kas toliau? Uždedu likusias plasmasės, prisuku sėdynę, uždėta, važiuoju pasimti svarkę, privinu kojelį, pripučiu oro ir bandysiu kurti. O ką daugiau? Troselių netrumpinau, sutrumpinsiu, kai koja užgis. Dabar vis tiek niekur nevažiuosiu, tik tai užkursiu. Pažiūrėsim, ar varikliuks veikia ar ne. Nu va, šitą pusę kaip ir baigta. Nu, dar reikia dangtelio. Ir šitą bus pusė jau viskas. Prisipučiau oro. Įsidėjau, viską prisisukau, viskas laiko, baką laiko, plasmasės laiko. Dabar apsisuksiu kitą pusę, tai reikia uždėti glušą, uždėti oro filtrą, uždėjau tą šlangutę degalams, oro tarpas nemažas, bet čia bus, man atrodo, viskas gerai. Oro prisipučiau, sakiau turbūt, čia prisukau šitą išjungti,
Aš dar prisipučiau orą iš akės, bet nesupratau, man nieks čia nepasikeitė. Gal dar reikia papūsti, gal aš čia labai jau silpnai pripučiau. Nežinau, gale oro yra, bet man atrodo priekį leidžia. Jo, leidžia. Priekį leidžia, reiks žiūrėti per kur. Per kiek laiko išleidžia. Ką montuoti ir klijuoti, ką daugiau. Jis matos iškart. Gale tai gerai. Nu, svarbiausia gale, nes gale išmontuoti padangą, tai nieko gero. Bet aišku, montuosiu, kai koja pasveiks, nes aš čia neišmontuosiu su savo vieną koją. Nu ką, imu pradėti kitus darbus. Apsisuku motociklą, užsisuku glušą, navažiuoju pasimti svarkę, suvirinu kojelę. Ir viskas, dar prireikia. Prisisukau blieką. Va. Čia nupjoviau. Nes neįmanoma buvo, kad tilptų. Nupjoviau, sakau, dėsiu tą žinę originalią viską. Bet tai kas per trapumas, žiūrėkit, kaip lūžta. Čia, sakau, biškį palenksiu, pisteris kėliau. Skilo. Kas per trapumas? Nesaugiai, čia perkaitus, jau čia tiek senas dalykas, kad jau važiuosi nukris, sulūš iš karto. Nu šitie tai dar atrodo, nu čia matas, spalva biškai netitinka, čia gal kinietiškas. Šokie. Nu geras, nesupratau, bet lūžo. Nu Japons tikrai tokių nedaro, bet jau čia jaučiu ant tiek seną perkaistą tą sauliai. Jau čia lauke buvo kur nors, kad... O, trupa tiesiog. Vau. O, trupa. Geras. Nu ką, reiks atsiprašyti ten tos kitos bliekos. Nu, čiungčiainės įsimesti. Update'as. Uždėjau glušą. Va mano kojelė bus firminė. Va šitaip jinai turės būti, aš ją privėrinsiu. Čia aišku nustabdžiu. Kitokios neturiu. Jis nėra tas mesikės tiek daug, kad galėčiau virinti beleką. Tai pabandysiu šitaip. Privėrinsiu ir brum. Va šitaip. Brum. Va, iki tiek galėsiu nulenkti, nes iškart kojelį maišys. Nu daug nereik. Va taip va. Užsuks vis tiek. Čia iškart stopas bus, kad nesulaužyt. Kas yra blogai? Blogai, kad glušas labai arti tos plasmasės. Toks, nežinau. Tas glušas tai grinai, čia gėda bus to motociklų glušas. Ką aš žinau. Susitvarkė priekinę padangą. Antrą kartą pripačiu nebeišleidžiu. Nu, matai kaip būna su tom padangom. Galia viskas gerai, čia viskas gerai, gazas viskas filtrą uždėjau. Beliko tik tai suvirinti. Va, suvirinu ir viskas. Dar biškį apvalysiu. Nes šit tokia purvina. Ir viskas, ir kursim tą žvėrį, užkursim ir žiūrėsim. Susitiksim kaip užkursim. Ta mano batareika kažkokia liau išsijunginė, lauk rašo kažką su batareiku. O, update'as, aišku, neužvėrinau dar čia nieko. Nesuprantu, sankaba dingo. Iš pirmo buvo sankaba, dabar nebėra sankabos. Ir veržiu ir viską darau, nu nėra sankabos. Daryk, ką nori. Nėra sankabos. O čia įsardžiau, žiūrėt, kaip čia viskas veikia, bet nu nėra sankabos. Jeigu čia privėrinsiu, nebenuimsiu to dangtelį. Oh my god, kaip čia suprast. Nu, viena bėda nevaikšta, turi daugiau jų būt. Bet buvo iš pirmo sankabą, su rankom sukinėjau. Nuspaudžiau sankabą, sukau žvaigždę, žiūriu, o prasisuka žvaigždė, viskas gerai. Laisvo buvau susiradęs viską, uždėjau lenciūgą, nebėra sankabas. Kaip čia suprast? Ne, nesuprantu. O čia tai jo. Nu čia kinėtis, taip turi būt. Kitaip negali būt. Net nebežinau, ką daryti.
Nu, bandysiu dar kažką čia pakombinuoti. Nu, nesuprantu. Arba reikia pirmą užvesti, pažiūrėti, gal tą sankabą, paskui tik kai užsiveda, prasisuka ten. Eina kaip bitutė. Aš turiu vaiką, turiu skonelį link.